Sveiki. Tai vienas iš svarbių dalykų, kam apskritai sąmoningumo reikia kaip tokio, tai pažinti kiekvieno reiškinio svarbą man kaip žmogui. Tai reiškia ne tai, kad aklai priimti, kaip yra teigiama iš išorės apie tą daiktą, nes dažnai tai gali būti tiesiog reklama, marketingas, verslo bandymas parduoti. Ir gaunasi, kad skirtingai yra išderintos vertės, ypatingai tų dalykų, kuriuos labiau verslas nori parduoti. Tai gali būti, kad jie kainuoja labai brangiai, bet rezultate žmogui atneša laimės labai nedaug. Tai reiškia, žmogus susimoka drakonišką kainą už kažkokį daiktą, kur jis jiems sukels rezultate daugiau vargo negu džiaugsmo. Ir kai mes neturim įsivertinę visų šitų dalykų, nuo pačių didžiausių iki pačių smulkiausių, yra sudėtinga suvokti, ko iš tikrųjų man reikia, kas rezultate man suteiks gerą dalyką, o ne privers mane dirbti už tai, nes išleidau daug pinigų, dirbti, kentėti, nes nėra laiko poilsiui, kai persidirbu ir panašiai. Ir kuo labiau aš nesu susidėliojęs šitų tikrųjų verčių savo apie kiekvieną dalyką, kas vyksta mano gyvenime, tol didelė tikimybė, kad aš negaliu patirti pakankamai džiaugsmo gyvenime, atsipalaidavimo, malonumo, užsipildymo. Aš realiai tada negaliu užsipildyti, nes aš darau tai, ką reklamuoja man asmeniškai nesuteikia tiek džiaugsmo, bet brangiai kainuoja ir įsiveliame šitą visą reikalą. Ir aišku, kad yra ypatingai reklamuojami tie dalykai, nuo kurių yra didelis pelnas. Tai reiškia, iš savęs gal net nėra labai brangus pagaminti, bet už tai labai didelis pelnas. Ir jie yra iškeliami ant tokio didžiulio piedestalo, tokia vertėjų yra iškeliama, kad tau būtinai reikia šito dalyko. Ir žmogus dirba, gauna tą dalyką ir atrodo gavau, bet to džiaugsmo nėra. Ir netgi tada ne faktas, kad supras žmogus, kad nėra to džiaugsmo, nors ir jis tiek dirba, nes jisai aklai tiki, galbūt, kad tai, kas yra taip reklamuojama, tai, kam yra uždėta tokia didžiulė vertė, išoriai kažkur žiniasklaidai, per įvairias medijas, visur, kur tokia sutinka tą informaciją. Reiškia, kad tai jo asmeniškai tai neužpildo. Gal jam, pavyzdžiui, būtų daug labiau užpildę paprastesni dalykai, bet tiesiog jis jų nepastebi dienos eigoje. Neužfiksuoja to, kad žiūrėk, kaip aš gerai jaučiuosi, tiesiog gal atsisėdęs paprastai namuose, nežinau, ant sofos, ant fotelio, pasėdėdamas, tarkim, pusę valandos, pažiūrėdamas, nežinau, į lūpas pro langą, aš gal taip gerai jaučiuosi po to. Gal aš iš tikrųjų pasikrovęs. Taip, gal tai nėra labai įdomu, ne? Bet jeigu aš turiu pakankamą lygį sąmoningumo, aš pajaučiu, kad aš atsipalaidavau, pavyzdžiui. Mano galvoje yra mažiau minčių. Aš pajaučiau kažkokį tarsi džiaugsmą iš vidaus kylantį, kurio aš negalėjau jausti dėl to, kad protas buvo labai aktyvus. O pasėdėjęs ant fotelio aš pradėjau jausti. Ir kiek daug tokių smulkių dalykų yra, kuriuos mes turim atrasti patys savo ir juos daryti. Ir pavyzdžiui, man ta kelionė iki to atradimo šitų dalykų buvo per tai, kad per kažkokių priklausomybių tyrinėjimą. Kiekvienas mes turim priklausomybę, nes daug kas galvoja, čia priklausomybė, tai būtinai alkoholis arba ten, nežinau, narkotikai. Yra daug tokių priklausomybių, kur nelaikomės jų priklausomybių. Pavyzdžiui, kažkoks perteklinis filmų, serialų žiūrėjimas, kai tai jau nebeadekvatu ir tai laiko žmogus nebegali nežiūrėti. Tai
priklausomybė yra bet kas, ko mes nebegalim nedaryti. Persivalgyti, gal tai jau kenkia sveikatai, gal jau iš tikrųjų nuovargis didžiulis eina dėl to, kad, tarkim, žmogus vakare prieš miegą daug prisivalgo, bet jis negali kitaip, nes yra kažkoks vidinis didžiulis poreikis užsipildymo, kas yra visiškai normalu. Ir tiesiog mes nežinodami, kas mus asmeniškai užpildo, to nedarom. Ir tada ateina didžiulis poreikis gauti stiprų užsipildymą, ypatingai tada, kai jau yra susikaupę daug tokio kančios, susikaupę daug tokio nemalonumo ir norisi atsverti, nes laik yra tos svarstyklės. Kiek tu gausi nemalonumo, tiek tu reikės įdėti malonumo. Kažkokia forma. Tai jeigu aš žinau, pavyzdžiui, visą komplektą, kas mane užpildo, ir aš kiekvieną dieną sąmoningai stebiu, kaip aš jaučiuosi ir užsipildau, šitaip aš naikinu ir mažinu savo priklausomybės. Ir mano priklausomybė stiprėja tik tada, kad aš ignoruoju savo natūralų poreikį užsipildymo, laukiu, arba nebūtinai ignoruoju, tiesiog nesuprantu kaip kitaip, arba net neieškau kaip kitaip užsipildyti. Nieko dėl to nedarau ir einu tik tais į savo kažkokią priklausomybę. Reiškia, tai labai toks susiaurinimas gyvenimo apskritai. Kodėl tai yra blogai? Nesvarbu, kas tai per priklausomybę. Tai yra toks susiaurinimas gyvenimo. Tai yra iš esmės neteisinga. Gyvenimas yra apie daug, apie viską. Ir žmogus visumoji, visom prasmėm užsipildęs gali būti tik tai gyvendamas įvairiapusį gyvenimą. Tai kokia bebūtų ta priklausomybė, jin yra pasiekmė nepažinimo savęs, kaip užsipildyti iš paprastų dalykų ir nesugebėjimo skirti laiko tiem užsipildymam, nes jie gali užtrukti ilgiau laiko. Tai galbūt nėra 15 minučių, kaip ta priklausomybė, tarkim, tik tiek laiko reikalauja. Galbūt tai valanda arba 2 dienoje. Ir reikia sugebėti tą dieną taip susitvarkyti, kad aš turėčiau šitą laiką savo. Ir daug kas šitoj vietoj pradeda jausti kažkokią kaltę, pradeda sakyti, aš neturiu to laiko, ten tas ir tas ir tas. Visi mes turime vienodai laiko. Bet ne visi mes mokam arba iš viso dedam pastangą, kad pasidaryti daugiau to laisvo laiko. Gal mes tenais įsivėlė į tą dirbtinai iškeltą vertybių sąrašą ateinantį iš reklamos, iš verslo, ir mes ant tiek skubam ir bandom tai padaryti, kad tikrai neturim laiko. Bandom pasiekti tai, ko mums iš tikrųjų nereikia, nes mes nepažinom savo vertybių skalės, kas mus užpildo. Aklai vejamės kažkokios labai brangios, dirbtinai iškeltos iš reklamos įvairių šaltinių vertybės, kuri mums užpildys pagal tai, kiek reikia pastangų įdėti ją pasiekti, galbūt tik tais 10% lyginant su kitom. Taip, arba gal net 5%. Tuos pinigus, 100% ten sumoki, gauni ten 3% užsipildymo ir už tą pačią kainą nueini kažkur kitur, padarai kažką kitą ir gauni adekvačiai, tarkim, maksimaliai, už ten kažkiek eurų, kažkiek užpildymą, arba gal ne eurus, netgi kartais reikia matuoti, o laiką. Tai sąmoningumas, ką padeda padaryti, susidėlioti tą visą paletę dalykų, ką galime veikti, kad užsipildymą pasiekti. Ir tai nėra kažkokie ypatingi dalykai. Tačiau, kas yra tikrai reikalinga, tai pradėti aiškintis, kad mes galėtume suprasti, kas mums suteikia blogą savijautą ir kas mums suteikia gerą savijautą. Ir suprasti, kad jeigu mes leidžiam vykti dalykam, kurie suteikia blogą savijautą, tai po to mums ją reiks kažkaip atsverti. Ir jeigu lauksim ilgai, tai gal tik tais ta priklausomybė vienintelė bus tokia stipri, kad atsvertų tą visą
nemalonų jausmą ir kančią, kurią patyrėm. Viena iš priežasčių, kodėl galim blogai jaustis ir susikurti patį savo tą kančią, tai pavyzdžiui kažkokių naujienų žiūrėjimas, kurios kelia pastoviai neigiamas emocijas, blogą savijautą. Ir tarsi didžiulė tokia kaip duobė iškasa mūsų va šitoj geroj savijautai, kurią reikia po to kažką įmest, kad vėl gerai jaustis, ane? Ką mes galim padaryti? Tai tiesiog visų pirma susilaikyti nuo tų dalykų, kurie sukuria mums tą blogą būseną. Ir plius, jau kaip papildomai, žiūrėti, o kaip aš galiu užsipildyti savo tinkamom veiklom. Ir šitoj vietoj labai svarbu pakankamai laiko savo skirti. Pakankamai laiko. Nebandyti greit padaryti kažko. Kartais tiesiog reikia skirti. Susitaikyti su to, kaip yra, su savo gyvenimu, toks, koks yra, tam, kad galėtumėt skirti laiko. Savo daugiau. O susitaikyti kartais gali tekti su visiškai tragišku gyvenimu, tarsi va čia protė, ne? Atrodo, eina savo, kaip aš dabar blogai gyvenu, čia tragedija. Bet ta mintis neleis atsipalaiduoti ir leis savo pakankamai laiko, kol aš su ja nesusitaikysiu. Tai pavyzdžiui, jeigu aš sakau, wow, kaip tragiškai gyvenu, koks skirtumas, skirsiu savo laiko, neskubant, pasimėgauti kažko, pasivaikščioti, pasėdėti, paskaityti. Ir tada, suprantat, sugrįžta džiaugsmas natūraliai, nieko nedarant kažko tokio, kas po to žalą mums suteikia. Turbūt tiek.